bus kažkur Tai tiesiog. gerai, tai štabo viršininkas, Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas, generolas leitenantas Remigijus Baltrėnas, kadangi kariuomenės štabas vadovauja šitai visų operacijai, tai jisai dabar pakomentuos ir prašom, tada tamsų generolio. Tai labas vakaras visiems. Pradėsiu nuo pagrindinės geros žinios. Tai yra pirmas plieninis lynas buvo užkabintas ant paskendusio šarvuočio kablio, kas iš principo reiškia, kad yra paruošta tolesniam veiksmui, kas būtų ištraukimas. Narai dirbo 4 valandas, kol pasiekė tą tašką, užkabino. Dabar yra šiokia tokia pertrauka narams ir narai dirbs toliau siekdami surasti antrą užkabinimo tašką ir užkabinti antrą lyną. Kodėl antrą? Todėl, kad ištraukimas tokiu atveju būtų žymiai stabilesnis ir būtų sėkmingesnis. Tai čia pagrindinė žinia. Labai trumpai, kas vyko šiandien, arba tiksliau visą naktį ir šiandien. Tai yra vakar po pirmo nerimo amerikiečių narų, kas nepavyko sėkmingai užkabinti. Visą naktį žemsiurbės, kranai ir ekskavatoriai dirbo su pelke, išsiurbdami vandenį ir bandydami iškabinti kiek įmanoma daugiau dumblo ir išvežti. Ko pasiekoje buvo paruošta ryte tolimesniems narų darbams. Tai šiam momentui su bendromis pajėgomis Lietuvos ir amerikiečių karių ir civilių įstaigų visų bendromis pastangomis mes turim gerą teigiamą žingsnį šitoje labai sudėtingoje operacijoje. Kaip ir minėjau, užkabintas, judam į priekį. Kas bus toliau dabar yra labai sunku prognozuoti ir tikrai aš to nedarysiu. Tiesiog džiaugiamės tuo, kas yra ir toliau dirbam operaciją. Čia turbūt didelis proveržis, taip būtų galima sakyti. Iš viso to, kas yra, tai yra iš tikrųjų stiprus žingsnis į priekį, nes tai mums leidžia jau toliau planuotis kitus veiksmus. Ką toliau planuojate daryti? Galbūt detaliau galėtumėte papasakoti. Kaip ir minėjau, dabar tikrai užtikrintas antras žingsnis, tai yra antro lyno užkabinimo vietos suradimo, pradėsiu nuo to. Tada antro lyno užkabinimas ir tada jau planuosim, kaip bandysim ištraukti M88 iš pačios pelkės arba bent jau pajudinti. Tai šiam momentui kalbėti apie tai, kaip atliksim ištraukimą dar anksti, nes mes turim surasti antro lyno užkabinimo vietą ir užkabinti. O kiek gali trukti antro lyno užkabinimo operacija? Ir kiek pirmoji truko? Pirmoji truko turbūt grubiai 4-5 valandas. Su pasirengimu, su narų buvimu vandenyje, užkabinimu ir signalo padavimo, kad viskas tvarkoj, 4-5 valandos. Prognozuojam, kad turbūt panašiai truks ir su antru. Bet čia šią naktį? Viskas vyksta dabar, be pertraukos ir vyks šią naktį, taip kaip ir darbai praeitą naktį vyko, be jokios pertraukos. Kūnų aptikti nepavyko. Šiam momentui mes dirbam su šarvuočiu. Iš visų darbų, kas buvo, jokių kūnų, apie nieką mes nekalbam. Šiam momentui dirbam su šarvuočiu. Tai jeigu po 4-5 valandų pavyks užkabinti antrą lyną, jūs sakėte, kad dar reikės planuoti jau grynai traukimo darbus, tai čia kokį mes vėlgi laiką žiūrim? Čia jau tik rytojaus dieną mes pereinam? Matot, jau netgi 4-5 valandos mus perves per vidurnaktį ir mes jau būsim kitoj dienoj. Tai realiai taip, mes planuojam į kitą dieną, tikrai ne šiandien, ne šią naktį, jeigu kalbėt apie ištraukimo darbą. Kokiomis priemonėmis ketinama bandyti traukti tą šarvuotį? Tokiais pačiais M88 ar kažkokiais? Dabar yra planuojama, kad bus panaudoti ir tie patys, ir mes turim spektrą sunkiosios technikos, kuri pagal svorį bus naudojama, kas geriausiai tiktų. Bet šiai dienai tokie pat M88 yra planuojami, kad jie dalyvaus traukime. Tai ten ir kelias turės būti sustiprintas. Mes čia matėme, kaip važiuoja kažkokios guminės dangos ar kažkas panašaus. Kelias iš ankstesnių informacijos pateikimų jau jis toje vietoje yra sustiprintas. Mes dirbam su kitais keliais, bet ten, kas dabar būtų reikalinga ištraukimų, yra jau paruošta. Čia dar buvo kalbama apie, kad daugiau technikos reikia ir trečios žemsiurbės, ir speciali sistema iš Vokietijos sutvirtinimui. Tai dar to viso reikės, norint įgyvendinti operaciją? Šiam momentui mes iš to, kas dabar vyksta, lygiagrečiai planuojam ir kitus variantus, kad būtumėm pasiruošę ir laimėtumėm laike, kad nereikėtų laukti, kol atvyktų technika. Taip mes kalbamės ir su užsienio partneriais, kalbamės ir Lietuvoje ieškome, bet viską darom lygiagrečiai, kad būtų paruošta planas B, planas C, visi variantai.
Generolė, kokia nuotaika buvo komandos ir ten dirbančių karių bei civilių, kai pavyko šitą pirmoji taip sėkmingas tas žingsnis? Nuotaika buvo santūri, visi suspaudėm kumščius ir pasakėm taip, yra, bet visi puikiai suprantam, kad čia yra mažas žingsnis, sėkmingas žingsnis, bet labai sudėtingų operacijų. Ar po to pasinerimo paaiškėjo maždaug, kokioje padėtyje yra tas šarvuotis? Šarvuotis, jo vieta lyg nepakitusi, jinai kaip ją nustatė pačioje pradžioje ir buvo užfiksuota, jinai likusi tokia pati. Detaliau pasakyti yra labai sunku, nes narai dirba visiškoje tamsoje, su visišku dumblu, ten nieko nesimato, viskas yra jutimo būdu aptinkama, paliečiama, sudėliojama ir pasakyti labai kur konkrečiai dar negali. Jie žodžiu nematė akimis panėrę to šarvuočio, tiesiog užčiapė. Iš mano pokalbių su jų vadovu, ne, tai yra tamsu, yra pelkė, yra daug dumblo, praktiškai jie matyti nieko negali. Mes per šiandien girdėjom, kad šarvuotis toliau grimsta, ar jau kailinai yra užkabinti, ar tas grimstimo faktorius jau panaikinamas? Šarvuočio grimzdimas, jisai toks, pavadinkim, stabilizuotas, nėra labai didelis. Linų užkabinimas, jisai leis stabilizuoti tą grimzdimą, žinoma, tada kalbėsime apie trūkumą. Gerai, ačiū. Ačiū Jums labai, gero vakaro.